O, zdarovo. Nu ką hibridai, ką jūs gero? Žodžiu, turiu kai ką pasakyti liūdno ir gero. Žodžiu, čyras hibridė. Tai ką galiu pasakyti, hibridė? Labas vakaras, labas rytas, labą dieną. Kada žiūrit mano šitą video ir su tokiu liūdnu aš pranešimu, nusprendžiau taip, kad aš laivų aš nebedarysiu. Man atrodo, man jau užtenka. Tiesiog susidėliosiu mintis eiliškumo tvarka tiesiog ir papasakosiu, kas, kaip, ko, dėl ko ir žodžiu, kiek tas video truks, nežinau, bandysiu šiaip taip trumpai papasakot tą visą šitą reikaliuką. Įsipatoginam, žodžiu, tai va. Nu ką, hebrytė, tai dar kartą sveiki, kas prisijungė prie mano šito video ir laikė ir tai reikia mums hebrytė pasišnekėjo. Tai kaip supratot, kaip girdėjot, aš jau planuoju live streamų nebedaryti. Tiesiog pavargau ir plius minus nusivyliau. Į ką aš to noriu tuo pasakyti? Tuo, kad ypač visko suvažiūrėjimo, kad viskas būtų, viskas veiktų, kaip turi veikti, be jokių ten tų visokių, be jokių tech gedimų, kad viskas suvažiūrėt, kad čia viskas veiktų, o tas sužiūrėti viską, sutikrint, užima, vargina ir plius, kai dar turi kaip ir plius realų gyvenimą, kaip sakant, darbas namai, dar bandai dar sudėti dar tokį dar dalyką kaip live streamai ir vis tiek tas nuvargina žiauriai ir pavargsti, plius nėra to noro gamint, tas, kai būna tas noras gamint, tai retai kada tas būna, greičiausiai eini gamint, tiesiog iš reikalo, kad reikia padaryti, o tas žiauriai matosi, kad tas nenoras streaming, gaming žiauriai pasijaučia ir hebra mato ir tiesiog nebenori žiūrėti ir plius yra su kuo gaming, tas yra blogiausia problema. Žiūrėti kaip vienas gamini, tas irgi kaip ir daugam žiauriai nepatinka, o kad ras kažką su kažkuo žaisti, tai dabar irgi retas atvejais, kad kažką ras su kažkuo pažais, nes visi turi savo, kaip pasakant, realų gyvenimą, darbus, namus, šeimas ir, žodžiu, tame, kad jo būna, kad pasiseka, kad randi žmonės, turi bendrų pomėgių, visą kitą ir kaip ir jie prisijungia prie tavo kompanijos, bet aišku būna, prioritetai keičiasi ir tiesiog ir bum, ir išsiskiria keliai ir tas pats, kaip buvo pradžioj su Euro ir Amerikan trauku. Atrodo, ten nusipirkau vairą, ten tą pradėjo ten tas važinėtis, ten tą viską. Atrodo, žmonių pradėjo rinktis, žiūrovų ir viską, bet laikas su laiku atrodo, tie darbai, užsiėmimai, žodžiu, ne visada jie galintys irgi ten tą viską kaip ir žais, prisijungti prie to pačio irgi. Tai gavosi taip, kad išsiskyrė mūsų keliai ir tai atrodo, žiūri, skaičiai pareina, pasisveikina, arba būna, kad ateina, pasako hello, labas, like uždėjo ir bats ir išėjo ir viskas. Tas žiauriai demotyvuoja. Atrodo, daug stengiasi, jėgų, žinai, idėjai tuos streamus, tą techniką ir tą viską, bet tas pas kaip ir su žiūrovų kaita, tai atrodo stengiasi, bet susikoncentruoji į tą geimą, žinai, ir pamatai čiatą, blebiškai pradedi šnekėti, kažką atsakyti į tą, ką jisai parašė, bet atgalinio adreso jau nebegauni, tiesiog jau jo nėra. Tai aišku, tai čia įgalioja ten tie visi vokityvo faktoriai, kaip sakant, turi ten tą pastebėti, kaip sakant, laiku atsakyti, pastangos matai, kaip kur nukeliavo tiesiog ir... Tai neveltui sako, kad procentaliai didelis procento dalis žmonės būna tuos streamus tiesiog metų. Pavargsta, arba nesigauna, pavargsta, būti energingi, pozityvūs. O pas mane gyvenimas toksai buvo tikrai ne pozityvus, ne energingas, tai esu pavargęs, čia nesmė, tai tiesiog nesidalinsiu savo asmeniniais problemoms, o gal ir kada ir pasidalinsiu, bet jau čia bus ne šitam YouTube kanale, bet bus, manau, tame vlogų asmeniniam
YouTube kanale, tai kaip sakant, o dar kad pakartoju, jeigu norėsit pamatyti mano daugiau blogų video, kūrybos, kelionių gal kažkokių ar ką, tai žodžiu, QR kodas čia ir galėsit pereit, pasubscribinti ir, kaip sakant, palaikyti mane tenais. Žodžiu, tai va, ir kaip ir tas mane, kaip sakant, jau žiauriai demotyvavo ir tas jau senai man jau tas jau buvo galvoje didelis klaustukas, ar aplamai jau man jau verta tuo šito su reikalus minėti, tuos tyrimus daryti, tą visą kitą ir žodžiu, kad žiūriu, kad vis tiek tas nelabai niekur tas neauga, mano tas gaming kanalo progresas, vis tiek kaip ir pakyla, taip ir nusileidžia. Tai galvoju taip, kad keis biškelį YouTube kanalo tematiką. Vėsiu, kaip sakant, antrą YouTube kanalą, ten, kur galvoju tiesiog daryti video blogus, tokius pasivaikščiojimus, karts nuo karto pafilmuoti, kažką įdėti, kažką parodyti, tai vesti video blogus tiesiog. O tą, kur gaming poldyzo, jeigu kažką užsimanysiu gaming, tiesiog bus ne streamai, o video gameplayai. Suskaldyti ten grubiai iki valandų tipo serijom, gameplayai tiesiog ir viskas. Tiesiog aš jau nebematau prasmės streamai, nes streamai, tai čia beveik vos ne kas antras ten tuos laivus daro tiesiog ir skaityk vos ne kas antras, vos ne kas trečias, ten žinai, daro ten tuos streamus, ten žinai, kompus ten turi, ten žinai ir gaming. O kažką unikalaus, kažką kitko parodyt, gal vienas, du gal daro. Tai galvoju, gal aš irgi tuos gaming tematikų užraukti ir kažką užsidėksiu pagaming video gameplay, tokių va siužetiniai gamai įrašyti va. Serijom, įdėti ten, žinai, katalogais ir viskas. Ir blogai kokie nors, tai bus sekantis YouTube kanalas. Jeigu nori palaikyti mano video blogus, taip sakant, paliksiu linką apačioje mano sekantį YouTube kanalą, arba čia kur nors QR kodą kabinsiu, čia kur galėsiu savo telefonu nuskanuoti, galėsiu užsubscribinti ir kelsiu aš ten tos video blogus ir kursiu. Nenoriu tiesiog jau gamint, noriu kažką pafilmuoti, nes jau kiek čia galima visą gyvenimą jau negaminsiu, grįžti prie realaus gyvenimo. Ir pagaliau bent jau tiesiog nebesuksiu galvos dėl šito, dėl skaičių, žiūrovų skaičiaus, subscribų skaičiaus ir visa kita. Tiesiog turėsiu noro, pakursiu, pasidalinsiu. Tiesiog jau būsiu atsipalaidavęs ir nebesuksiu smegenų, kad ypač žinai, kad reikia trūk plyšti, turiu padaryti, žiūrės skaičiai, statistika, ten visą kitą. O dabar aš jau viską atmetu ir tiesiog turiu norą, pafilmuosiu, padarysiu, įdėsiu ir viską. O jūsų reikalas, hebra, bus pažiūrėti ir tiek. O dabar tai kaip ir nebesuksiu, aš kaip sakant, smegenų dėl to. Kaip sakant, visi mes turim tą vadinamą realų gyvenimą, nes turiu planų, noriu kai ką įvykdyti, kai ką nusipirkti. Bet aišku, čia bus jau kitame mano YouTube kanale. Jeigu norėsi užgirs, ką aš norėsiu papasakoti, QR kodas čia, užeik pasubscribing mano YouTube kanalą ir užmesk ir paspausk notification ir pasidalinsiu savo mintimis, ką aš noriu padaryti. Tai žodžiu, tai va, tai sakyčiau, nežinau, ar čia aiškiai išdėliojau savo mintis. Tai žodžiu, jeigu ko aš dar ir nepaminėjau, bus mano paskutinis streamas, gal keli bus streamai, pabaigsiu žais God of War ir greičiausiai mano čia bus ir paskutinis mano streamas. Tai tiek, tai jeigu patiko šis video, nepamiršk spausti like ir subscribe, jeigu nori, bet aš jau dabar jau nieko neverčiu, nes tiesiog jau nematau prasmės. Čia jūsų motyvuot, kad subscribing, likinkit, ten bla bla bla, mane ten motyvuotų ten tą dalyką daryti, bet tiesiog aš jau nematau prasmės čia jūsų verstą daryti, aš jau tiesiog darysiu for fun, tiesiog savo. Tai tiek. Manau, gal aiškiai įsireiškiau, jeigu ne, tai palik komentarę savo nuomonę ir bandysiu kažkaip atsakyti. Gero vakaro, dienos ar ryto, čia kada čia mano žiūrėjo, tai visiems iki, pasimatysim kitame YouTube kanale arba gaming videose. Nu ir mano paskutiniam streame. Mes pereisim God of War ir tuo mūsų streamo karjerą ir, kaip sakant, užbaigsiu, keliausim prie kūrybos. Tiesiog darysim video, blogus darysim, kursim, filmuosim ir tiek. Tai va, gero vakaro, ryto ar dienos, jis kaip ryto, šauti ir pasimatysim mano paskutiniam streame.
Čiau.